anksčiau vertintų kaip kontraindikacijos iš tikrųjų yra paneigtos ir kaip minėjau, ir po transplantacijų, ir onkologiniam lygom sergantis pacientai ir nėščiosios kaip tik priskiriami rizikos grupiai kaip po tiems, kuriems reikia labiau rūpinti savo skiepais. Taip, kad gydytojo apžiūros metu manyčiau, kad specialių tyrimų tikrai atlikti nereikia, kadangi tai nekeistų taktikos. Ačiū, docente. Prašau, daktarė Daiva Razmuvienė, neužimti jūsų vietą. Žinau, kad jūs turit skubėti pas pacientus, bet kol neišėjot, yra klausimas, kas iš konferencijos dalyvių, dalyvaujančių asmenų yra patys pasiskiepėję gripo vakciną? Aš užduočiau klausimą kitaip, ar yra kas nepasiskiepėjęs? Ugne, jūs pasiskiepijus? O Ingrida? Dar ne. Gerai, toliau tada kiti dalyviai, kai kalbės, atsakys patys. Mums toks klausimas jau seniai nekyla, ar reikia skiepytis ar ne. Taigi, toliau suteikiu žodį Daivai Razmuvienei. Taip, labai tikrai laba diena visiems ir labai sveikintina iniciatyva. Labai sveikintina Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva. Tikrai dar kartą pasikartosiu, kad labai, kad šią dieną būtent paskelbti gripo supratimo diena. Nes kuo daugiau mes kalbėsime, kuo dažniau mes kalbėsime ir teiksime teisingą mokslo pagrįstą informaciją, manau, kad mūsų visuomenėje asmenys, kurie dar turėjo negatyvę arba kažkiek tai abejojo dėl savo investicijų į save, skiepijantis, tikrai pakeis nuomonę. Kalbėti apie gripą labai būtų galima ilgai, tačiau viena iš tokių mano pristatymo šios dienos labai trumpo pristatymo mintis, kad vis dėlto gripas tai nėra tokia paprasta liga, kurią galima prasirgti nepriklausomai nuo amžiaus ir neturėti pasiekmių. Tai be abejo nebūtina kiekvienam turėti pasiekmes, tačiau skaičiai, kuriuos pateikia Pasaulio sveikatos organizacija, toliau matysime mūsų Lietuvos skaičius, kiek žmonių vis dėlto serga gripu pasaulyje, tai suaugusiųjų registruojama apie 10%, vaikų 3 kartus daugiau. Tačiau dar yra skiriama tokia sudėtinga gripo forma, nes visi žinome, kad gripas tai yra virusas, kurio galima užsikrėsti labai paprastu oro lašeliniu keliu ir jisai papuolęs organizmą gali žmogų susargdinti, tačiau sukelti ir labai rimtas pasiekmes, labai sunkias komplikacijas. Tai būtent sunkių gripo formų pasaulyje kasmet yra registruojama nuo 3 iki 5 milijonų. Tame tarpe yra vaikai ir suaugę asmenys, aišku, vaikų skaičius jame yra žymiai didesnis. Ir mirties atveju nuo gripo, kai jau gripas tikrai būna patvirtintas kliniškai arba laboratoriškai, yra registruojama iki 500 000 asmenų kasmet. Tie skaičiai, jeigu juos prisiminti, tikrai jie kalba, kad tai gripas tikrai nėra lengva paprasta liga. Kokia situacija Lietuvoje? Lietuvos situacija skaičiai yra, aišku, mažesni, tačiau vien gripu sergančių asmenų, vaikų ir suaugusių tarpe, tik tai gripu, registruojama beveik vienodi skaičiai, tai yra apie 20 000 kasmet, jeigu imti vidurkį, tai yra registruoti gripo atvejai, kai tikrai žmogus sirgo gripu, o ne kažko tai panašių į gripą susirgimu, kurį sukėlė kitos bakterijos ar kiti virusai. Taip pat Lietuvoje, kalbėsiu truputį vėliau, per 5 metus registruoti 52 mirė asmenys, kurių priežastis mirties vėlgi buvo gripas. Gripo virusas sukėlęs ligą, po to komplikacijas. Kaip žinome, kasmet, kai ateina ruduo, visi sergame gripu, nors tą susirgimą, peršalimo ligą arba ūmias viršutinių kvėpavimo takų infekcijas gali sukelti eilė bakterijų ir eilė virusų, ne vien gripo virusas. Tai Lietuvoje kasmet registruojama apie 200 000 vaikų susirgusių ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir
ir suaugusių asmenų. Tarpsime priešingai, apie 400 000 vaikų ir apie 200 000 suaugusių asmenų. Skaičiai vėlgi yra dideli, kodėl? Nes po šiais susirgymo skaičiais slepiasi tikriausiai ir gripo virusas, kuris galėjo sukelti tam tikras peršalimo ligas. Tiesiog jis galbūt nebuvo nustatytas. Tai jeigu prisiminsim prieš tai buvusią skaidrę, aišku, tikro gripo atveju tikrai yra sąlyginai daugiau. Atsiprašau, taip kaip minėjau, reiškia per 5 pastaruosius metus registruoti 52 asmenys, kurie mirė nuo gripo. Visi jie nebuvo skiepyti nuo gripo. Vieniems buvo pasiūlyta informacija suteikta, kad jie turi tokią teisę, kitiems galbūt nebuvo arba tiesiog nebuvo įrašo tam tikrose dokumentuose medicininiuose. Ir visi šie 52 asmenys turėjo lydinčias ligas. Tos lydinčios lėtinės ligos jau šiandien buvo minėtos, tiesiog dar kartą priminsiu, kad tai yra ir cukrinis diabetas, ir lėtinės plaučių ligos, ir širdies kraujagyslių ligos, ir onkologinės, ir inkstų ligos, ir visos kitos ligos, kurios žmogų gali lydėti kartu visą gyvenimą. Tiesiog jisai susirgęs gripu, gripo virusas yra labai toksai žinantis, kur žmogaus organizme papulti greičiausiai ir iš tikrųjų atnešti pasiekmes pačias liūdniausias. Ir dar kartą pasikartosiu, kad visiems 52 jie priklausė būtent tom rizikos grupėm, kuriam valstybė skiria nemokamą gripo skiepą. Tiesiog jie arba jiems nebuvo suteikta informacija ir nepasinaudojo tą galimybę. Kalbant apie gripo kaip po vakcinos apskritai skiepijimosi naudą, tikrai girdime labai dažnai labai daug įvairiausių nuomonių, tačiau jeigu mes medikai privalome teikti visuomenį informaciją tik tai mokslų pagrįstą, o jau asmuo pats sprendžia, kaip jam elgtis, ar skiepytis ar ne, nes dar kartą pakartosiu, kad Lietuvoje nėra privalomo skiepijimo, yra rekomenduojamas, tačiau medikas privalo informaciją suteikti asmeniui ir jisai toliau renkasi, kaip elgtis. Tačiau yra labai daug pasaulyje atlikta klinikinių tyrimų, stebėjimų, kurių metu padarytos išvados rimtos, mokslų pagristos. Ir būtent vienas iš tokių klinikinių tyrimų, aš jums jį pristatysiu, tai yra, kad būtent paskiepyti asmenys, kurie turėjo lėtinių ligų, prieš tai minėtų, kad jiems galimybė numirti pasiskiepijus gripu yra labai nedidelė. Sumažėja insulto tikimybė netgi ligos ir mirties atveju 65%, pneumonijų sumažėja pusę, 50%. Žodžiu, gripo skiepas jis tikrai atneša tik tai naudą būtent tiem asmenim, kurie visą gyvenimą turi tam tikras lydinčias labai rimtas ligas. Ir tokie tyrimai jie neatliekami su gyventojų skaičium 100 ar 1000, kaip matom, šis tyrimas buvo atliktas beveik su 40 000 vakcinuotų, 67 000 nevakcinuotų asmenų. Ir tie tyrimai tikrai yra labai rimti ir tie skaičiai dar kartą kalba apie tai, kad gripo vakcina tikrai yra neabejotinai neša naudą, tiesiog reikia asmeniui kiekvienam turėti apie tai informaciją. Dabar Pasaulio sveikatos organizacija tikrai turi tokį labai šaunų tikslą, kad kiekviena šalis paskiepytų rizikos grupiai priklausančius asmenis 75%, kad pasiektų tos skiepijimo apimtis visose rizikos grupėse. Tai dabar Lietuva yra ES šalių tarpe 5 nuo pabaigos. 5. Tačiau yra šalių, kurios jau siekia tos 75 ir viršyje, tačiau mes po trupučiuką negalime sakyti, kad stovime visiškai vietoje, tačiau Lietuvos situacija, jinai nelabai leidžia pasidžiaugti, nes eilė metų mes siekiame apie 20% pasiskiepijusių asmenų, kurie priklauso būtent 65 metų asmenų ir vyresnių, kurie pagal savo amžių jau kaip tik ir patenka į tas rizikos grupės, kad jų imuninė sistema nebegali apsisaugoti pilnai nuo patekusio laukinio gripo viruso ir vakcina tikrai jiems yra būtina. Visa populiacija Lietuvos, visa visuomenė skiepijasi apie 8% kasmet, taip kad tas skaičius tikrai jis yra nedidelis ir manau, kad toks informacijos skleidimas apie gripo įskiepytą naudą tikrai turėtų pasiekti, manau, šiais metais didesnį skaičių asmenų. Dabar valstybė kasmet perka apie 100 000 gripo vakcinos,
savo lėšomis rizikos grupėm priklausantiems asmenims. Šiems metams yra įsigyta 105 000 vakcinos ir šią savaitę jau bus laimėtojas, išvežios, pasieks visas gydymo įstaigas šios savaitės pabaigoje, kurie dar nepasiekė, negavo šios vakcinos. Tačiau norėčiau pasakyti, kad eilė metų rodo, pagal tuos gripo vakcinos skaičius, kurie skiepijasi reiškia asmens sveikatos priežiūros įstaigos, didžiausia dalį vis dėlto patys sąmoningiausi yra vyresni asmenys ir jų skaičiai besiskiepiančių yra didžiausi. Nėščiųjų per 4 metus išaugo 2, kurios nors tie skaičiai yra maži, tačiau yra 2 didesni, negu buvo pirmais 2010 metais. Aišku, medikų skiepimasis nėra labai gausus, tai yra panašiai apie 15 000 medikų pasiskiepė. Aišku, tai turėtų būti, manau, didesnis pavyzdys mūsų visai visuomeniai. Šių metų gripo vakcinos sudėtis, jeigu taip paprastai kalbant, jinai yra kitokia, negu buvo pernai metais. Nes kiekvienais metais ir labai dažnai klausia, kaip čia yra gripo virusas kinta. Taip, šiais metais yra gripo vakcinoje įdėtas antigenas, įvykusios tam tikros ten reiškia paviršinio antigeno taškinės mutacijos ir paprastai kalbant, vakcina yra kitos sudėties, negu buvo pernai metais, todėl skiepytis reikia ir apskritai kasmet, o šiais metais tai vėlgi yra tikrai būtina ir skiepytis galima, priminsiu dabar, skiepytis galima ne tik tai spalio, lapkričio, gruodžio mėnesį, galima skiepytis iki pat tol, kol vakcina galioja, reiškia iki 15 metų, birželio mėnesio. Ir tikrai mūsų tikslas būtų visų ir noras toks medikų suteikti jums kuo daugiau informacijos, teisingos informacijos ir kad mūsų tos skiepimo apimtis, pradedant nuo Lietuvos ir aišku ir kitos šalis prisijungtų prie tų skiepimo apimčių didėjimo, todėl tikrai norėčiau paagituoti, priminti, kad skiepytis verta, nes visa informacija, kurią jūs matėte pateikta, tai neša tik tai pozityvą. Ačiū labai. Dėkui, Daivai Razmienė. Aš tikiuosi, jūs galbūt atsakėte į klausimą, ar tiesa, kad seniorams nebūtina skiepytis nuo gripo, nes jie per savo ilgą gyvenimą jau susidūrė su visais virusais ir turi patikimą imunitetą. Na, matot, kaip galima būtų pajokauti, kur gali nuvesti pusiau žinojimas ir sąmonė, kur būtent susidaro atvirkštinė nuomonė kai kurie žmonės klausantis internetu. Gal papildytumėt ką? Kartais tikrai, ko gero net ne kartais, o dažnai klausia asmenys, kodėl aš turiu skiepytis, nes aš skiepėjausi, pavyzdžiui, praėjusius 5 metus, kodėl šiais metais turiu skiepytis. Kaip minėjau, gripo virusas aplinkoje jisai keičiasi. Jeigu tas pasikeitimas neįvyksta genetinėme lygmenyje, kaip įvyko 2009 metais, kai įvyko pandemija, kai susiformavo visiškai naujas virusas, kurio mes nebuvom susitikę aplinkoje, tačiau kasmet vyksta tie paviršiniai gripo viruso, reiškia baltymo pokyčiai taškiniai. Ir tai žmogus, jeigu jisai ir turėjo imunitetą praėjusių metų 5 sezono gripo viruso, kuris cirkuliavo, aišku, jisai lieka žmogaus imuninė atminty kažkiek tai tos atminties antikūnių, tai čia jau naujas virusas, kuris cirkuliuos vieną ar kitą sezoną, naująjį sezoną, jis tikrai nuo jo yra neapsaugotas, tuo labiau, jeigu jisai priklauso rizikos grupiai arba kaip kalba eina apie seniorus, kuriems tikrai imuninė sistema pagal visą fiziologiją nebeleidžia pagaminti tiek antikūnių, kad jis būtų drąsus ir galėtų drąsiai jaustis naująjį sezoną. Dėkui. Taigi detaliau apie vakcinas, apie jų tyrimus, apie jų kūrimą. Bandysim susijungti Skype'u su Pasaulio sveikatos organizacijos būstinė Ženevoje kolega būtent iš vakcinų tyrimų iniciatyvos daktaru Filipu Lambach. Kol susijungsim, noriu atkreipdėmėsi, kad vėliau šitos online diskusijos įraše mes būtinai pateiksim detalų vertimą iš anglų kalbos į lietuvių, ką kalba mūsų užsienio ekspertai, o dabar tiesiog taupydami laiką prašysim trumpai. Good morning, Philip. Do you hear us? Hello, yes, I can hear you very well. I'm just going to increase the volume a bit. I have closed the website, so I can't see what's going on, so you have to tell me when I can start. You can start now, actually. Talking? Yes. Okay, so I will just open the share screens.
Can you see the screen? Yes. Okay. So thank you very much. I would like to thank Professor Chapinskas and Dr. Jan Chorigene for this initiative and opportunity to let me speak here. And I would like to thank my national and regional colleagues, Ingrida Zurlite and Dr. Diana Gross, for including me in this event.